Vainilaitis, Mėnulis ir Žolytė. Iš pasakų dvaro, legendų šalies. Pakils mėnesėlis, Žolytė palies. Papuoš deimantėlį Žolytės kasas. Vedžios ją per naktį po pievas visas. Lydės ją Mėnulis rasa nupiltais. Baltos mėnesienos takeliais baltais. Žolytė, gėlytė, žolelė žalia. Ar geras Žolytė, kai mėnuo šalia? Mėnulė, žvainulė, valdove nakties, spindėk lygi ryto prie mano peties. Ąžuolėlis. Ąžuolėlis plačiašakis su pagirių paukštelės. Prieš saulutę plačiašakis šildo lepina gėles. Ant šakų medinių rankų gėlės bręsta, kol visi kėkštai ąžuolą aplanko. To rudens vada gausi. Kėkštai čerškia, kėkštai pešas, skina ąžuolo gėles. Ir per lauką maistui nešas, į šilus girias žalias. Skrenda kėkštai visą mylę ir žinok, jei nežinai. Slepia jie kiekvieną gėlę ir užmiršta amžinai. Taigi kerpėse lyg valiai gėlių, žiemą nesušals, o pavasarį daigelį ąžuolėlį prasikals. Pievų pasakėlė. Atjokit laumės, žydrakėlės, ant savo laumžirgių žalių. Aš noriu pievų pasakėlės pilnos pavasario gėlių. Atjojo laumės ir sužėlė pievelės žvilgančia žole. Kiekvieną žolę gegužėlį aprišo margas karele. Išgirdo vėjas tokią žinią, atbėgo pašilę kvape. Paskelbė vėjas gegužinę ties mano mėlyna upe. Nupustė vieškelius į šventę, nužarstė sauslapius, skujas ir net vandeniai neiškentę išleido šokti lelijas. Ir net vandeniai pasikėlė iš savo rūmų, iš gilių, patiko pievų pasakėlė pilna pavasario gėlių.
Sveiki. Sveiki susirinkę į ypatingą vietą. Mums čia irgi pirmas kartas ir labai buvo gražus įspūdis. Tiek daug gamtos ir tiek daug visokių mitinių būtybių. Taigi čia Ežio dvare mes jau 9-ąjį kartą praleisime prisimindami rašytoją Martyną Vainilaitį ir jo kūrybą, bei susipažinsime ir apdovanosime tuos, kurie savo kūryboje prakalbina mitinės būtybės. O šią popietę su jumis būsime mes, Matas ir Justina. Tik mes pagalvojom, kad būtų smagiau šiek tiek ir jaukiau ir kad mes matom aplinkui pilną ir visokiausių nykštukų iš medžio nudroštų ir matome ir jaučiame kažkokią tokią vietinę dvasią. Ir mes pabandysim pagauti tą tvyrančią mitinę dvasią ir mitinių būtybių dvasią. Ir bent trumpam pasivadinsime ne Matu ir Justina, o Bruknele. Ir Miško Monu. Gerai atrodai. Tinka? Taip, ir man patvarky, kad gerai nuotraukas išeitų, jeigu ką. Taigi, šventę Martyno Vainilaičio eilėmis pradėjo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio Avilys ansambliečiai Urtė Tamošiūnaitė, Ugnius Tamošiūnas bei jų vadovė ir mama Ineta Tamošiūnienė. Taip pat Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ankstyvojo meninio ugdymo mokiniai, kurie atliko dainą Rytas. Žodžiai Martyno Vainilaičio. Muzika Algimanto Raudonikio. Vadovas Nerijus Bakula. O jiems akomponavo Karališkasis vaikų orkestras, Jan Maksimovič, saksofonas, Kris Riubens gitara, Nerijus Bakula klavišiniai ir Mykolas Bakula būgnai. Čia reikėtų paminėti, kad jaunasis mūsų būgnininkas 11-metis Mykolas Bakula, tarptautinio būgnininkų konkurso Drum Day 24 trečios vietos laimėtojas, šiandien debiutuoja šiame orkestre. Jo mokytojas Arkadij Gotesman. Tai plojimai didžiausi Mykolui ir visam karališkajam orkestrui. Mes jau per repeticijas šiek tiek stebėjome Mykolą ir jisai tiesiog profesionaliai sėdi ramiai, net kartais taip muša laiko ritmą ir net žiūri į aplinką, dairosi, žodžiu, daro kelis darbus vienu metu. Tai labai gražu žiūrėti. Taigi, pirmą kartą meninės kūrybos festivalis susitikimas Ežio dvare įvyko 2008 metais. Būtent tada gimė labai graži tradicija kas 2 metus rinktis šioje labai gražioje sodyboje, pavadintoje Ežio dvaru. Kaip matėm, labai daug ežiukų čia galima rasti. Čia Martyno Vainilaičio talento ir vaizduotės dėka gimė tokie veikėjai kaip Bruknelė, Dzingutis, Miško Monas, būrys nykštukų, milžinų, maumulių ir kitų gerai nuo vaikystės žinomų veikėjų. O prieš pradant visus apdovanojimus mes labai norime nuoširdžiai pasidžiaugti, padėkoti, audringus plojimus, savo šypsenas, visas gražiausias intencijas nusiųsti aktyviai poeto Martyno Vainilaičio žmonai, dailininkiai, jo kūrybos puoselėtojai bei populiarintojai, poeto kūrybos žinoviai, šio festivalio iniciatoriai bei globėjai, nepailstančiai Sofijai Vainilaitiniai, kuri šiandien yra kartu su mumis, tad didžiausi plojimai jai. O taip pat dabar norime pakviesti labai garbingą viešnią, kuri, kaip prieš renginį su ja pakalbėjom, užaugo šiame dvare, mokėsi iš Martyno Vainilaičio, iš Sofijos Vainilaitinės ir ji labai norėjo tarti žodį. Tai yra rašytoja, poetė, dailininkė Daiva Molytė Lukauskienė. Kviečiame. Labadiena, gerbėmieji, mėlėjai. Norėjau žodį tarti iš tikrųjų labai sugrįžusi čia į gimtinę, į Vaitą Karčemį.
kur galiu apkabinti Sofiją Vainilaitienę, kur galiu prisiminti poetą Martyną Vainilaitį, savo didžiuosius mokytojus, kurie mane mokė piešti, rašyti ir išvedė į šviesų kelią. Iš tikrųjų norėjau kalbėti šiek tiek vėliau, galbūt pabaigoje. Norėjau pasveikinti ir laureatę, norėjau padėkoti ir bibliotekos direktoriui už tai, kad organizuojamas šis renginys, kad esam nepamiršti ir pakviečiami, būdami tolimiausiose vietovėse. Norėčiau padėkoti visiems atėjusiems, susirinkusiems, kad šiandien mes prisimenam poetą Martyną Vainilaitį. Kaip Martynas Vainilaitis man sakė, vietovė, kas 100 metų išaugina klasiką žmogų. Kadangi aš šiandien esu Varėnė, ne Daiva Molytė Daiva Molytė Lukauskienė, aš noriu paskaityti Martyno Vainilaičio ištrauką. Iš sakmės apie Varėnę. Mes skaitom daug eilėraščių vaikučiams, bet Martynas Vainilaitis yra parašęs daugybę eiliuotų, ilgų pasakų. Taigi, sakmė apie Varėnę. Ten, kur pušys iškeroja, kadugynė vėjas groja, o žemiau tankių šilų gluosniai vasaros pavėnė, ten pilna sakmių žilų teka pievomis Varėnė. Teka upė metų metais, klega sukasi verpetais, keisdama gėlėtą rūbą, kaip dzūkaitė bėga, skuba vis toliau, kol pavargus pagaliau lelijas ramis kalauna, tarsi lauktų ko tyli ir atbėgęs iš toli, čia merkys ją pasigauna. Ačiū, miela ir gerbiama Sofija, žemai jums lenkiuosi už viską, linkiu sveikatos, stiprybės. Ačiū ir atsiprašau, kad aš čia iššokau, aš norėjau tikrai kalbėti vėliau ir kukliau. Gero vakaro, gero renginio. Bet labai gražiai užtat sveikinimo žodį buvo iš jūsų išgirsti. Manau, kad labai viskas čia tvarkoj. O dabar kviečiame pasiklausyti Varėnos Ryto progimnazijos 3C klasės literatūrinės kompozicijos Martyno Vainilaičio kūrybos motyvais. Mokytoja Liena Pavilionienė. Pasitikime plojimais, audringais. Martynas Vainilaitis, Ežio dvaras. Kvepia žemė po lietaus, dagilėlių krūmai išnara. Ant kalnelio nestataus, saugo medžiai Ežio dvarą. Aš kaip dėdė mildažys, su visais dvare gražiuoju. Jei parašo man ežys, tai imu ir atvažiuoju. Mėgstu žaisti su mažais, bėgti bruknių ar mėlynių, pasidėti po beržais. Prie skobnelių ąžuolinių. Man patinka šiam dvare ankštų rytą pagrybauti, pjauti žolę ties giria, kopėtėlint šieną krauti. Ir vėl gegužius, alyvo šnara, radau suolelį, prisėsk šalia, žaliais takeliais po saulės dvarą, žolė bėgioja, žalia, pažvelk į žolę. Matai, kaip šoka su ja vėjelis, rasas numes. Matai, kaip džiaugias ir džiaugtis moka. Žolytė laimė, o tu, o mes. Į Varėną. Vakar pasaką baigiau, negaliu vaikai daugiau. Nei skaityti, nei rašyti, teks plunksnuoti parašyti. Leis draugužiai į Varėną pas Girėną. Leidžiu ir geidžiu, kad po tėviškės medžiu 100 knygų, 100 metų, 130 sveikatų, palinkėtų lapės, kirškiai ir vaikučiai varėniškiai. Pelytės pasakaitė, šešėlių vakaras, vėlu,
pelytė krebžda po stalu, pasek pelytę pasakaitę, šešėlių vakaras vėlu, pasek pelytę liūdna man, žilelin mėlynai šieman, raudona saulė nusileido, mėnulį pakvietėm kieman. Atėjo mėnuo ir visa žolė pasipašė rasa, kimiu balsu kieme sulojo, margiukas mano, sa. Nustok, margiuk, tai bus tylu, pelytė krebžda po stalu, pelytė seka pasakaitę, šešėlių vakaras vėlu. Ūkių pirtelis. Nubėgo dienelė per pievą žalias, užkūrė kiškučiai ūkų pirteles, nuraudo žaružė, pakvipo malonės, rasotų purienų ir puplaiškių vonios, laukai ir sodybos paskendo ūkuos, rytoj gegužėlė anksti užkukuos. Ir aš tau, sesute, nupiešiu tą naktį, tą mėnesio šukę, tą žvaigždę kaip sakti, tą vakaro žarą, matysi žara, tarėtum senelis raudona skara. Ačiū vaikam už jų pasidalintus eilėraščius. Ir dar jeigu ateitų vienas iš drąsiausių vaikų, turim jiems lauktuvių. Vieną maišelį mokytojai, o kitą vaikam. Plojimai dar kartelį. O čia mokytojai. Ačiū. Tai va, o ruošdamasi šitam renginiui aš pati galvojau, bandžiau prisiminti, ką aš vaikystėje mokėjau iš Martyno Vainilaičio kūrybos. Ir sukau visai galvą ir taip galvoju mintinai, nieko neatsimenu, reikia eiti į biblioteką, reikia eiti vartyti knygas, gal kažkokia emocinė atmintis sugrįž. Tai varčiau. Ir pasėmiau knygelę Mano valungėlė, varčiau iliustracijas. Iliustravo Laima Barisaitė, labai gražios iliustracijos. Ir atsiverčiau vieną raudoną puslapį, kuris labai greitai mane sugrąžino į vaikystę. Atsiminiau tą bebrą ir 2 ežiukus verkiančius, kurie padegė namą. Tai labai simboliška, bet skaičiau šitą poemą pradinėse klasėse. Buvau tokia kaip pirmą kartą gyvenime renginio vedėja, o mano klasiokai vaidino Ežio namą. Tai va, ir dar su Matu bekalbėdami apie renginį prisiminėm, kad Matas turi dainą savo repertuare, kuri vadinasi Ežiukas, tai jisai sakė, labai norėtų pasidalinti su jumis. Vienas, du. Čia daug kas improvizuota, žinokite, tai atleiskite už tokį. Tikiuosi skambės. Girdisi? Taip. Super. Pats nelabai girdžiu, bet įsivaizduoju, kad jūs girdit. Tai, okei. Daina vadinasi... Kaip jin vadinasi, iš tikrųjų nežinau. Pavadinsim ją Ežiukas. Na, daina skirta Ežio dvarui. Ačiū Jums. Priedainis labai paprastas. Tai kai aš sudainuosiu priedainį, tikrai turėsit su manim pakartoti, gerai? Dažniausiai, kai paklausiu gerai, žmonės atsako arba taip, arba ne. Tai ar gerai? Arba galit nesakyti žodžių, sakyti hei, kokį nors tokį. Pavyzdžiui, ar gerai? Ir taip gali būti visai nieko. Ežiukas, aš ežiukas, esu labai mažiukas, pušku kaip garvežys, nes aš esu ežys. Pam bam bam bam, param bam bam, param bam bam, param bam bam. Priedainis paprastas. Žodžius pamenat? Pam bam bam bam, pam bam bam bam. Pakartojam visi kartu.
Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Gerai, vaikai, padėsit man? Ir visi padės? Taip? Gerai, tai dabar tiesiu antrą posmelį, bet priedainį šį kartą dainuojam visi kartu. 1, 2, 3. Draugauki, mielas vaikė, tik glostyti nereikia, nes aš esu ežys, nenuorama kežys. Bam, 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 bam. Baram, bam, bam. Baram, bam, bam. Baram, bam, bam. Ežiukas, aš ežiukas, esu labai mažiukas, pušku kaip garvežys, nes aš esu ežys. Bam, 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 bam. Pararam, param, bam, bam. Pararam, param, bam, bam. Pararam, param, bam, bam. Pararam. Ačiū Jums. Na, o dabar pakalbėkime apie Respublikinį moksleivių konkursą, kuris šiemet vyko jau, kaip minėjau, 9-ąjį kartą. Moksleiviai iš visos Lietuvos siuntė savo kūrybos darbus, piešinius, poezijos bei prozos kūrinius, kurių tematika – mitologinės būtybės. Šio konkurso tikslas yra skatinti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą, kultūrinės ir meninės iniciatyvas ir taip išsaugoti, puoselėti, populiarinti Martyno Vainilaičio kūrybą, bei ugdyti vaikų skaitymo kultūrą, bei gilesnį literatūros ir dailės pažinimą. Konkurse dalyvavo 3 amžiaus grupės. Tai pirmoji grupė buvo 3-5 klasių moksleiviai, antroji 6-8 bei 3 grupė 9-12 klasių moksleiviai. Laureatus išrinko Varėnos viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymų sudaryta mitais ir legendomis apipinta, inkognito, šiandien norėjusi likti įslaptinta komisija, o ją sudarė dailininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, bibliotekininkės bei slapto literatų klubo pirmininkė. Tadgi už nelengvą darbą išrinkti tuos laimėtojus, padėkokime komisijai plojimais. Laureatais bus paskelbti 6 kūrėjai, moksleiviai. 3 už dailės bei 3 už grožinės literatūros kūrinį, po vieną kiekvienoje amžiaus grupėje. Šiais metais sulaukėme rekordinio ir beje labai dailaus skaičiaus dalyvių, viso net 333. 27 jaunieji rašytojai ir 306 jaunieji dailininkai. Kai kurie jaunieji kūrėjai pateikė net po keletą darbų. Iš viso gavome 345 kūrybos darbus, iš jų 36 rašto darbus ir 309 piešinius. Darbai konkursui atkeliavo iš visos Lietuvos, iš tikrųjų iš Rietavo, Panevėžio, Alytaus, Kupiškio, Lentvario, Druskininkų, Jonavos, Palangos, mano gimtinės, Raseinių, Naujosios Akmenės, Ignalinos, Kauno, Vilniaus, Radviliškio, Tauragės, Trakų, Kaišiadorių, Varėnos, Valkininkų ir kitų miestų bei miestelių. Taigi labai džiaugiamės, kad auga tokia aktyvi, nauja karta. Paplokim. Su gražiausiais piešiniais galite susipažinti visoje mūsų lauko galerijoje. Dalį darbų rasite ir aplankaluose, kadangi ne viskas tilpo ekspozicijoje. Kitais metais reikės daugiau paruošti sienelės. O gražiausius ir geriausius rašinius turėsit progą išgirsti gyvai, nes juos paskaitys patys autoriai, jaunieji mūsų autoriai. O prieš paskelbiant šių metų Respublikinio moksleivių piešinių ir rašinių konkurso laureatus kviečiame pasiklausyti vaikų lūpose skambančių Martyno Vainilaičio eilių. Tad prašom į sceną. Taip, girdėsit Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ankstyvojo meninio ugdymo mokinius. Jie atliks dainą Cirkas. Žodžiai Martyno Vainilaičio, muzika Nerijaus Bakulos. Kviečiame į sceną.
Ačiū. Uhu. Va kaip gerai padainuoji ir toliau varai lakstyt po dvarą, labai fain. Ačiū labai. Taigi, grįžkime prie apdovanojimų. Dabar laikas sužinoti, kasgi iš 333 dalyvių tapo šių metų laureatais. Tai pradėsime nuo jauniausių dalyvių. 3-5 klasių grupėje gražiausių piešinių išrinktas, nežinau, gal jau matėte, gal nematėte, darbas Deivė Žemyna. Autorė Luka Barauskaitė, jos mokytoja Asta Matilionienė. Ar yra šiandien Luka tarp mūsų? Luka, tu čia? Taip, plojimai Lukai. Plojimai ir dovanos. Ačiū tau labai. Galėsit po to atidžiau apžiūrėti, laureatų darbai čia ir visų atsiuntus irgi yra čia. Tai va, Luka mokosi beje Alytaus Dainavos progimnazijoje 4 klasėje. Mergaitė mėgsta piešti, kurti įvairius darbelius, yra atsakinga ir draugiška. Visur, kur mes baigiam sakinį, galite pradėti ploti iš karto, žinokit. Bus lengviau ir mums, ir jums. Taip, o geriausių rašto darbo 3-5 klasių grupėje išrinktas eilėraštis Gabija. Eilėraščio autorė Rugilė Rudelytė, o jos mokytoja Indrė Bagušinskaitė. Rugilės bei jos mokytoja šiandien nėra, bet Rugilės darbų pasidalinsiu aš. Tuoj atsiversiu eilėraštuką. O, Luka, tavo padėka liko ir diplomas pas mane, aš prie tavęs prieisiu. Po papkę. Va, galėsi pasikabinti, labai gražus, Ežio dvaru. Rugilės Rudelytės eilėraštis Gabija. Draugę Gabiją turiu. Ją pakviesti ketinu, kad pakurtume ugnelę ir išteptume duonelę. Kai ugnelę aš kuriu, Gabiją talkon šaukiu. Kai bus šilta ir jauku, mes dėkosime kartu. Išsikepę tą duonelę, sudainuosime dainelę. Apie Gabiją panelę, mano draugę ir ugnelę. Plojimai. 6-8 klasių grupėje gražiausių piešinių buvo išrinktas Ūlos Pipiraitės darbas Žemyna. Ūla yra iš Naujosios Akmenės, mokosi Saulėtekio progimnazijos 7 klasėje. Ją parengė dailės mokytoja metodininkė Inga Stankuvienė. Darbus konkursui pateikė bibliotekininkė Laima Barzelienė. Šiuo metu Ūla yra išvykusi berods, taip? Ar Ūla esi? Jeigu esi, atsišauk. Nėra. Taip, Ūla vis dėlto yra išvykus, apgailestavo, kad negali dalyvauti šventėje, tad dovanas jai taip pat su diplomu išsiųsime. Plojimai. Geriausių rašto darbų 6-8 klasių grupėje išrinktas eilėraštis Paslaptinga naktis. Kviečiame Miglę Baranauskaitę, rašinio eilėraščio autorė ir jos mokytoja Asta Tarailienė. Miglė mokosi Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos 6 klasėje. Apie save, va čia apdovanojimai. Miglė apie save rašo. Mokausi Merkinėje, tačiau nuo pat gimimo gyvenu Riliškiuose. Kadangi tėvai ūkininkauja, labai daug laiko praleidžiu gamtoje, klausausi jos, mokausi, draugauju ir prisitaikau prie besikeičiančių sąlygų. Man patinka mokytis naujų dalykų, atrasti save neįprastose veiklose. Paslaptinga naktis. Taip, sakė kartu kažkaip jūs su sesė, ar net kad drąsiau būtų. Taip, reikia tada 2 mikrofonų, mano. Tamsią niūrią naktį, lyg tyčia, užmigti man buvo sunku. Mintimis keliavau į bažnyčią, ieškoti gerųjų dievų. Čia man kelią pastojo perkūnas, su trenksmu pagrūmojo piktai. Žaibas apšvietė ežero krūmus, kur gulėjo undinių tinklai. Greitai juos įsipainiojo laumės, deivės žemės, vandens ir miškų, o upinis
dar bandė jas gelbėt, bet be maumo jam buvo sunku. Čia žemyna išgirdusi triukšmą, vėl žemė pati siuntė žvalgybon, bet tamsa juos visus suklaidino. Teko kviesti pagalbon žvaigždiką. Bet žvaigždiko šviesos nepakako, kai mėnulis išlindo pro plyšį. Tuoj išvydo visi, kad iš krūmų mirties deivės liežuvis jau kyšė. Giraitis paprašė lazdonos išpainioti laumių kasas, o ragana miško dievaitė užgydė giliasias žaizdas. Kai laimė staiga pasirodė, pasitraukė pikta giltinė ir tykiai iš už miško sutvisko aušrinė rytinė žvaigždė. Ir aš nubudau netikėtai, o atrodė, kad net nemigau. Saulė ryškiai spindėjo ir tvieskė, kol šį sapną jums užrašiau. Ačiū. Plojimai, ačiū labai. Reikia paminėti, kad skaitovių užrašai labai kruopščiai parašti, jos viską susižymėjusios, visus loginius skirčius, kur ką padėti ir labai gražiai suskaitė. Ačiū Jums labai. Po tikrai ilgų diskusijų ir svarstymų, kaip mes į kampą nuėjom, šitai su centru. Po ilgų diskusijų ir svarstymų gražiausių 9-12 klasių mokinių piešiniu buvo išrinktas Viktorijos Lankelytės darbas Ugnies stichija. Kviečiame Viktoriją ir jos mokytoją Jurgitą Zapielaitę. Plojimai! Viktorija apie save rašo taip. Esu Viktorija Lankelytė. Man 16 metų, mokausi Varėnos Ąžuolo gimnazijoje 1 klasėje. Labai mėgstu dainuoti, klausytis muzikos ir aišku piešti, kuo užsiimu beveik visą savo gyvenimą. Taip pat domiuosi mada ir lankau tinklinio būrelį. Laisvalaikiu dainuoju, piešiu, eksperimentuoju su savo išvaizda, darydama įdomus makiažus ir nešiodamas skirtingos stiliaus rūbus. Ačiū. Ačiū labai Viktorijai. Geriausio rašto darbų 9-12 klasių grupėje beveik vienbalsiai buvo išrinktas rašinys Klausyk savo širdies. Jo autorė Gabrielė Kasperavičiūtė, o jos mokytoja Dalia Juodenienė. Deja, šventėje dalyvauti jos negalėjo, bet Matas pasidalins Gabijos rašinio ištrauką. Ar tikrai nėra Gabrielės? Tikrai. Gerai. Čia pasitikrinimai tik tai. Tai ištrauka. Ištrauka iš Gabrielės rašinio Klausyk savo širdies. Mes kiekvienas privalome įsiklausyti į savo širdies balsą. Nes kad ir kiek eisite proto keliu, jums nesiseks ir būsite nelaimingi. O tik užtruksite daug laiko ir vis tiek atsidursite ten, kur trokšta jūsų širdis. Ačiū labai Gabrieliai už puikų rašinį. Plojimai. Reikia pasakyti, kad ištrauka čia tokia labai mažytė iš kokių 4 puslapių rašinio. Taip, ištrauka. Rašinys tai labai ilgas ir išbaigtas. Taigi, jau sužinojame šių metų laureates. 3 jaunasias dailininkės ir 3 jaunasias rašytojas. Taip kaip matome, vaikinai yra kur pasistengti. Šiais metais lyderiauja merginos. Kaip jau minėjom, iš viso buvo gauta per 300 piešinių. Be laureatų iš visų darbų stiliaus vientisumu išsiskyrė Dienos mokyklos Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos mokinių darbai. Padedami dailės mokytojos Violetos Bytautės, 6 klasių mokiniai sukūrė originalų mitologinių būtybių žaidimą, piešiniai atkartojantys kortų stilistiką formą. Labai džiaugiamės dėl moksleivių išradingumo ir siunčiame jiems didžiausius linkėjimus nuotoliu. Gaila, nes šiandien moksleiviai negali atvykti čia, negalėjo. Tad plojimai garsiai gal išgirs mus kur nors Vilniaus gimnazijai, progimnazijai. Dar kart valio laureatams. 3 gražiausių piešinių ir 3 įdomiausių rašinių autoriai apdovanoti. Speciali bibliotekos padėka taip pat įteikta. Tačiau nepamirškime padėkoti visiems 333 konkurso dalyviams, kurie kūrė. Visiems jiems per ateinančią savaitę elektroniniu paštu arba kažkokiu kitu pašto karveliu bus išsiųstos padėkos. Ir iš tikrųjų vien tai, kad jūs išdrįstate, kad jūs panorote kurti, yra pats didžiausias. Tai didžiausia vertybė ir džiaugsmas didelis, kad iš tikrųjų, man atrodo,
paskatinti mokytojų, kad žmonės kažką sukuria ir drįsta išsiųsti ir šiaip pagalvojus labai išbaigti ir labai gražus darbai. Tai juos vėliau apžiūrėsim. Tai dar kartą paplokim visiems dalyviams, kurie tikrai dalyvavo, kūrė, piešė, rašė. Ačiū Jums labai. O dabar muzikinė pertraukėlė, kurios metu paklausysime aranžuotų lietuvių liaudies dainų Apėjo Sauliutė bei Ir atskrido du karveliai. Jas atliks Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Avilys. Jų vadovė Ineta Tamošiūnienė. Ir atskrido
Labai ačiū. Labai gražiai iš užkulisių klausomės jūsų ir galvojom, gal reikėtų net išlysti, pažiūrėti ir va čia į žiūrovų pusę. Tai va, tik atvažiavus į Ežio dvarą, mane tikriausiai pirmą kartą šį sezoną sugėlė baisiai uodai. Visa nugara sugelta, ačiū labai dvaro visai svitai, kad jie iš karto atnešė purškalą nuo uodų. Ir aš pagalvojau, kad yra dar ir Martyno Vainilaičio vienas labai neblogas eilėraštis apie uodą. Tai galvoju, kad kadangi labai aktualus, jis bent jau man atrodo, kad galbūt ir kitiem, tai aš jo pasidalinsiu. Apie uodą zy. Langą praveriu kieman, o per langą uodas man: labas vakaras, Kazy, labas uodė zy. Ko tu uodė pas mane? Atskridau su lapšine, padainuosiu tau čiūčių, o po to tave bučių, pabučiuosiu zy. Ir miegok ramus, Kazy. Ačiū uodė, jam tariau, tyliai langą uždariau ir su perkelio skara tekšt ir uodo nebėra. Gaila, kad skaros neturėjau, bet daug uodų nebėra ir nuo mano rankos. Patiko? O ką tu turi pasiūlyti? Aš irgi vieną eilėraštį labai noriu paskaityti, sužaisti su jumis, jeigu jūs man leisite. Irgi iš juokų maišelio. Aha, knyga Juokų maišelis. Šis eilėraštis vadinasi Uta Tuta. Bet jūs man turėsit jį padėti paskaityti šitą eilėraštį. Gerai, sutarta? Jūs turėsit išmokti su manim kartu pasakyti Uta Tuta. Pabandom visi kartu. Uta Tuta. Labai nedrąsiai. Labai reikėtų... Vaikai, mums reikia jūsų pagalbos. Suaugusieji mums labai nedrąsiai padeda. Sakai, atleis kas nors? Vaikai, atsiliepkit, sakytit au. Dabar mums reikia jūsų pagalbos. Dabar reikės labai garsiai Matui padėti pasakyti vieną Martyno Vainilaičio eilėraštį. Padėsit? Taip, labai gerai. Tai dabar dar kartą, visi išmokstam vieną eilutę. Uta Tuta. Bet ir suaugusi, dabar jūs apleidot mūsų. Dabar jau atsakomybę nusimetėt visiškai. Pastiprinam horą, visi kartu. Uta Tuta. Super. Tai kai aš parodysiu mikrofonu į jūs, jūs pasakot Uta Tuta. Gerai? Pabandom. Pavyzdžiui, dabar kažką aš sakau, o dabar Uta Tuta. Super. Kągi, galim pradėti eilėraštį. Martynas Vainilaitis, Uta Tuta. Uta Tuta. Sėdi šaltis. Uta Tuta. Ne, jūs kartojate tik tai Uta Tuta. Gerai, dar kartą. Pradėsim iš tai labai svarbus atsakingas darbas. Tik tai Uta Tuta. O aš visą kitą skaitysiu. Gerai, širdį padėsiu. Martynas Vainilaitis, Uta Tuta. Uta Tuta. Sėdi šaltis. Uta Tuta. Uta taltis. Pučia šaltis tūta balta. Uta Tuta. Uta talta. Pučia ragina šaltuką. Uta Tuta. Uta tuka. Imk sūnelį mano tūtą, užtutuok man. Uta Tuta. Bet šaltukas jo tūta užtutavo. Ne, Utata. Ačiū labai. Ir ačiū labai akompaniatoriui. Labai padėjote. O dabar jau 8-ąjį kartą Ežio dvare bus įteikiama Martyno Vainilaičio premija, kurią įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Premija įsteigta siekiant įamžinti kraštiečio, žymaus vaikų poeto Martyno Vainilaičio atminimą ir yra skiriama už mitologinę temą literatūroje, poezijoje, prozoje, dramaturgijoje ir vaikų literatūroje. Prisiminkime ankstesnių metų premijos laureatus. Tai Elena Kurklietytė, Virdina Šukytė, Kazys Saja, Rimvydas Stankevičius, Justinas Žilinskas, Neringa Vaitkutė, Kotryna Zylė. Paplojam. O prieš sužinodami, kam atitenka rašytojo Martyno Vainilaičio premija, susipažinkime su Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija. Šį kartą neįslaptinta kaip moksleivių komisija. Ir gausiais plojimais padėkokime už sunkų, tačiau be galo įdomų darbą. Bet kai išvardinsiu, plojimai bus. Komisijos pirmininkė, Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė. Plojimai. Komisijos nariai. Vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras Kęstutis Urba. Plojimai. Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, humanitarinių mokslų daktarė Loreta Žvironaitė Udrienė. Dailininkė Martyno Vainilaičio žmona Sofija Vainilaitienė. Plojimai. Vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkė, turinti 45 metų darbo patirtį ir perskaičiusi tikrai daugybę vaikiškų knygų. Aldona Skamarakienė. Martyno Vainilaičio premijai gauti buvo pateikta 11 kandidatūrų. Su renginio organizatorė Jurdita pakalbėjom, kad sakė vis daugėja ir daugėja rašytojų, kurie savo kūryboje naudoja mitologiją. Taigi, kandidatai. Nijolė Laurinkienė, knyga vaikams Saulė dangaus karalienė. Justinas Žilinskas, knyga jaunimui Kaukas Gugis ir sielų akmuo. Jurga Tumasonytė, novelių romanas Naujagimiai. Lina Navickaitė, romanas paaugliams Ketvertas su paukščiu. Justina Kapeckaitė, distopinė apysaka paaugliams Tyroji aušra. Gvidas Latakas, eilėraščių knyga Salos. Reda Kiselytė, knyga Gyvenimo liepsna. Jurgita Pelėdaitė, knyga vaikams Kemsyno paslaptys. Rasa Lozauskaitė, Šiurpinys, pasakos siaubasakos vaikams. Kristina Tamulevičiūtė, eilėraščių knyga Gyvybė. Bei Aidas Jurašius, pasako žmonėms ir kitiems tolimojo kaimo gyventojams. Naktis su raktininku. Kviečiame komisijos atstovus, o kartu ir Varėnos rajono savivaldybės merą Algį Kašėtą tarti žodį ir paskelbti, kamgi atiteks Martyno Vainilaičio premija. Prašome, komisija, plojimai. Gerbiamas merė. Labadiena, mėlyjeji. Labadiena, vaikai. Jūs pagrindiniai šios šventės dalyviai. Labadiena, gerbiami laureatai, gerbiami komisijos nariai, visi susirinkusieji. Norėčiau savo sveikinimą pradėti nuo gėlių, įteikdamas gėlių puokštę gerai Ežio dvaro fėjai Sofijai Vainilaitienei. Ir labai trumpai keletą žodžių. Man iš tikrųjų atrodo, kad šita šventė viena jaukiausių, smagiausių mūsų švenčių, mūsų krašto. Šiandien mes jau pajutėm, kaip bičių medus liejasi poezija ir dainos. Noriu pasidžiaugti, kad Martynas Vainilaitis iš mano kaimo, iš Mergažerio. Ir aš labai suprantu, kodėl jam taip puikiai sekėsi eiliuoti. Kodėl tokios gražios, įspūdingos mitologinės pasakos, nes prie Mergažerio ežero vakare mėnesienoje iš tikrųjų toks įkvėpimas ateina, kad gaila, kad ne visi jo pasinaudoja. Martynas pasinaudojo, tai iš tikrųjų vienas iš iškeliausių mūsų kūrėjų. Todėl tokie gražūs piešiniai, todėl kad jiems reikia fantazijos, jiems reikia iš tikro pajautimo ir tą pajautimą reikia iš kažko pasisemti. Ir tokia graži mūsų vaikų kalba ir jie taip gražiai deklamuoja, todėl kad vėlgi Martynas tą galimybę jiems suteikė. Tai ačiū jums, mėly kūrėjai, pirmiausia tai šios šventės dalyviai ir linkiu visiems gerų įspūdžių ir gražos bendravimo. Gražios šventės. Na, aš pirmiausia lenkiu galvą prieš Varėnos rajono savivaldybę ir viešąją biblioteką už tai, kad taip gražiai laikotės tradicijų, išlaikote šitą tradiciją, yra labai reikšminga.
O kalbėdamas apie komisijos darbą, tai noriu pasakyti, kad truputėlį įkliuvom į pinklės, kai vėl pakvietė dalyvauti komisijos darbe, tai aš pagalvojau, viską suskaitęs, nieko čia nebus sudėtinga, dar kartą peržiūrėsim, perskaitysim ir nuspręsim. O pasirodo, kad to knygų pradėjo dygti kaip grybų po lietaus. Ir va, čia buvo jau išvardinta, jų atsirado net 11 ir pamažu ėmė imti baimę, ar spėsim, ar įveiksim, nes pavyzdžiui, viena iš paskutinių knygų, kuri mus pasiekė, buvo 440 puslapių ir beveik be tarpelių, tarp eilučių. Tai galite įsivaizduoti, kiek ten žodžių ir kiek laiko reikėjo skaityti. Na, bet šiaip ar taip vis tiek tas darbas yra malonus. Žinoma, kad visos knygos buvo susijusios su pasaka arba fantastika, fantazija apskritai, bet nemažai jų šovė pro šalį. Kai kurie autoriai turbūt įsivaizduoja, kad tai apskritai yra pasakų pasaulis ir kad ir vilkas, ir lapė jau yra mitinės būtybės ir galima jas savo kūryboje interpretuoti. Taigi ne visose kūriniuose mes radome tos mitologijos, kurios ieškojome. Ir galų gale apie knygą, aš čia neturiu teisės dar išduoti nei nugalėtojo, nei knygos, bet vis tiek pabandysiu pasakyti abstrakčiai, kad šių metų laureatė yra ypatinga ir knyga yra ypatinga, o laureatė ypatinga tuo, kad ji yra viena iš garsiausių Lietuvoje mitologijos tyrėjų, kad yra paruošusi ne vieną ankstesnį laureatą Vainilaičio premijos, konsultavusi, dalinusi savo žiniomis. O knyga yra ypatinga tuo, kad kitokia, ypatinga tuo, kad ji yra, ne visai grožinė knyga, ji tokia balansuojanti tarp pažintinės literatūros, aiškinančios literatūros, nors gražiai, labai vaizdingai papasakota istorija. Knygos, mano galva, viena iš didžiausių vertybių tos knygos yra patikimumas. Kai aš skaitydavau anksčiau knygas pagristas mitologija, mitologiniais veikėjais, visą laiką galvoje kirbėdavo tos klausimas, kiek čia yra iš tikrųjų tos mitologijos ir kiek čia yra, kaip vaikai sako, iš rašytojo galvytės arba iš piršto išlaužta. Tai be abejo, kad šių metų knygoje tos mitologijos yra labai daug, čia ištisai mitologija ir neturiu abejonių, kad tą knygą turėtų įsigyti ne tik vaikai, bet ir mokytojai. Ji tikrai labai naudinga, kalbant apie šituos dalykus mokykloje. Taigi neabejoju, kad šių metų knyga ir laureatė papuoš Vainilaičio premijų galeriją. Taigi man belieka įgarsinti garbios komisijos verdiktą. Diplomas Nijolei Laurinkienei, Varėnos rajono savivaldybės tarybos įsteigtos Martyno Vainilaičio premijos laureatei už knygą Saulė, dangaus karalienė. Pasirašo komisijos nariai.
tiek dovanų, kad aš tiesiog esu apakus. Man atrodo, aš ir nesu verta tiek tokių gerų žodžių ir tokių dovanų ir tokių ir tokio įvertinimo. Ir aišku, man didžiulė garbė būti Martyno Vainilaičio, mūsų klasiko laureate. Ir noriu padėkoti ir Varėnos rajono savivaldybei, Varėnos viešajai bibliotekai, ekspertų komisijai, taip pat ir leidyklai Aukso žuvis. Ir žinoma, savo bendraautoriai, jaunai latvių dailininkiai Anetei Bajerė Babčiuka. Taip pat noriu padėkoti ir renginio iniciatoriai Sofijai Vainilaitienei už tokį tikrai puikų sumanimą ir esu sužavėta vaikų kūrybingumu ir jų dainomis, ir jų čia perskaitytais eilėraščiais, ir jų piešiniais, nes aš esu parašiusi storą knygą apie žemyną, prie jos keletą metų sėdėjau, rinkau medžiagą ir dabar, kai pamačiau, aš negaliu būti abejinga tiem piešiniam. Taip. Ir apskritai šioje vietoje būti labai malonu, labai smagu. Tikrai čia yra daug gražios natūralios gamtos. Martynas Vainilaitis yra sakęs, kad gamta jam yra atgaiva. Ir tikrai mes jaučiam, patys kiekvienas iš mūsų jaučiam, kad tikrai gamta yra atgaiva ir kad jaučiam tą artimą ryšį su gamta. Pagaliau ir mūsų protėviai tą ryšys labai jautriai jautė tą savo paties ir gamtos santykį. Ir mūsų mitologija beje yra gamtojautinė. Dėl to tas ryšys ir poeto Martyno Vainilaičio ir mūsų, kiekvieno iš mūsų ryšys su gamta yra tikrai labai reikšmingas, labai daug sakantis. Na, apskritai mitologija, tautosaka yra mūsų dvasinės kultūros pamatas. Ir aš manau, kad kiekvienam iš mūsų, ir tuo labiau ir vaikam, reikia geriau pažinti tą mūsų prigimtinę kultūrą. Kai mes gerai žinosime, gerai pažinsim savo kultūrą, kai mūsų sąmonėje jį gyvuos, tai tada ir mūsų tauta bus gyvybinga ir stipri. Tai ačiū labai. Ir dar noriu padėkoti ir savo šeimai, taip pat ir savo anūkėm, kurios mane įkvėpė rašyti, nes aš turbūt ir nebūčiau sugalvojusi parašyti knygos būtent vaikam, ne mokslinės šį kartą, bet kai yra 3 nuostabios mergaitės, kurios kviečia žaisti ir kviečia skaityti, prašo paskaityti, tai tada nėra išeities kitos. Ačiū labai. Plojimai, audringi dar kartelį, laureatai. Labai dėkojame už tokią gražią ir jautrią kalbą. Na, o dabar, kai jau pagrindinė mūsų šventės misija kaip ir įvykdyta, mūsų oficialioji renginio dalis eina į pabaigą.
buvo labai įdomu išgirsti jaunųjų kūrėjų darbus. Toks ilgas eilėraštis, galvojau, gal bus trumpesnis, bet žiūriu, taip kaip gražiai perskaitė, man labai patiko. Ir šiaip čia tikrai tokia labai magiška vieta, kur labai gera aura tvyro ir labai gera iš tiesų čia būti. Bet pabaigai dar norėčiau nusikelti į kitą vietą, kur jau buvo paminėta, į Martyno Vainilaičio gimtąją vietą, tai Mergežerį. Lig vakaro irklai girgždės, nutils prie antelių meldyno, esi tu lašelis žvaigždės, iš melsvo mergelių žvaigždyno. Prie valties vandens lelyje, pražydo ir pasaka saugo, baltoji Maurų pilyje, undinių darželį išaugo. Pakrantės paskendę aukuos, pakrantėse mažos pirkaitės, palauksiu, tegu padzukuos, tegu padainuos man dzukaitės, o mielas dainų skambesy, prie tų vandenų auksavilnių, tu ašara mano esi, širdim parsinešiu į Vilnių, ir dainą, ir ežerą tą, lelyje, te pasaka saugo, lelyje, kuri pasėta, undinių darželį išaugo. Ačiū Juste už labai gražų eilėraštį. O dabar finalui kviečiame visus bendrai dainai. Čia enkime į sceną. Daina Miglotas vakaras. Žodžiai Martyno Vainilaičio, muzika Zitos Bružaitės.
Ačiū Jums. Labai gražu į Jūs žiūrėti. Pabūkit dar. Dabar jau buvo toks grand finalas, tai dar kartą paplokim mūsų jauniesiams dainininkams, kuriuos ir gražu pažiūrėti, ir gražu paklausyti. Taip pat dėkojame šventės dalyviams, padėjėjams, rėmėjams, svečiams ir visiems jums atvykusiems į Ežio dvarą. Jej! Va čia dabar plojimai tokie dar paskutiniai aktyvus. Dabar galite net nustot plot, nes bus vardinamos padėkos, tai jūs plokit ant viršaus. Dėkojam nuoširdžiai ir labai taip žiūrėjau visą laiką, kaip Sofija žiūrėjo šitą renginį, man taip gražu buvo žiūrėti, jūs taip džiaudėtės ir nuoširdžiai iš jūsų tokia šiluma sklinda. Tai ačiū Jums dar kartelį, dar kartą dideli plojimai Sofijai už tokią idėjinę dvasią. Taip pat dėkojame Martyno Vainilaičio seseriai Antosei Kerieniai, kuri puoselėja gimtąją rašytojo sodybą Merdėžiryje ir mielai joje priima svečius. Plojimai. Dėkojame Varėnos rajono savivaldybei. Lietuvos kultūros tarybai. Vaikams dalyvausiems rašinių ir piešinių konkurse bei jų mokytojams. Taip pat Martyno Vainilaičio premijos nominantams bei laureatams, kurie gilinasi, tyria, domisi mitologija ir randa būdų, kaip ją įvairiais būdais priartinti prie jaunesniųjų ir vyresniųjų. Varėnos ryto progimnazijos 3C klasės mokiniams ir jų mokytojai Lijanai Pavilonienei. Muziejaus globėjams ir tvarkytojams Ramutė ir Gintui Švenčioniams. O čia turime. Kur jūs? Ar turime Ramutę ir Gintau? Ramutė? Varėnos kultūros centrui ir šventinio renginio garsistui Augustui. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui Avilys ir vadoviai Inetai Tamošiūniniai. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ankstyvojo meninio ugdymo mokiniams ir jų vadovui Nerijui Bakulai. Nerijus yra ir karališkojo vaikų orkestro subūrėjas. Šiandien jis grojo klavišiniais, kaip matote, ir puikiai palaikė dvasią. Kitiems karališkojo vaikų orkestro muzikantams. Jan Maksimovič, saksofonas. Kris Riubens, gitara. Mykolas Bakula, būgnai. Juhu! O didžiausias ačiū Lietuvos vaikų poetui, rašytojui bei vertėjui Martynui Vainilaičiui už jo kūrinius, kurie keliauja iš kartos į kartą ir už tai, kad kas 2 metus subūrė čia mus Ežio dvare. O dabar kviečiame visus bendrai nuotraukai, po jos arbatos puodeliui, šiltam pasidavimui, iki pasimatymo po 2 metų ir žinoma atsisveikinam ir mes. Mūsų Bruknelė ir Miškomonas arba kitaip Matas ir Justina. Ačiū vis labai. Minutėlę dar ir žinoma, paplokime Justinai ir Matui. Tai tikrai ačiū labai, čia jums irgi prisiminimai. Ir norėčiau, kad paplotumėt Varėnos viešosios bibliotekos kolektyviai už super suorganizuotą šventę. Ačiū, kolektyvas! Ačiū, einam vaišintis. Pas mane parašta scenarijui, visi keliauja vaišintis, pabėgti negalima. Tai garsiai nesakysiu, bet priimkit užuominą. Ačiū jums dar kartą, viso geriausio.